Ponas ir ponai, gerbiami svečiai, mieli bičiuliai. Labą dieną. Man labai malonu šiandien būti čia, Kaune, ir dalyvauti tokiame svarbiame Lietuvai renginyje – Tuberkulozės informacijos centro atidaryme. Sveikinu Stop TB asociaciją vykdančią šį svarbų darbą. Jums gali kilti klausimas, kodėl Jungtinėms Amerikos valstijoms turėtų rūpėti tuberkulozės situacija Lietuvoje? Paprastas atsakymas būtų toks. Bakterijos nepaiso valstybinių sienų. Tuberkulozė yra globali sveikatos problema. Vien 2010 metais pasaulyje buvo užregistruoti beveik 9 milijonai naujų susirgimų. Ir nepaisant to, kad egzistuoja prieinamas ir veiksmingas gydymas, beveik 1,5 milijono žmonių pasaulyje mirė nuo šios ligos. Pasak JAV valstybės sekretorės Hillary Clinton, tuberkulozės ardo šeimas, neigiamai veikia šalies ekonomiką ir stabdo pažangą. Prezidento Obamos pasaulinės sveikatos iniciatyvos rėmuose JAV įsipareigojo kovoti su tuberkuloze pasauliniu mastu. 2000 metais tuometinė Lietuvos vyriausybė paprašė JAV vyriausybės paramos kovojant su tuberkuloze Lietuvoje. JAV vyriausybė ir JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras dirbo 5 metus ir išleido beveik pusę milijonų dolerių, kad padėtų Lietuvos nacionalinė tuberkulozės ligoninė parengti standartinį Pasaulio sveikatos organizacijos protokolų reikalavimais pagrįstą vaistams atsparios tuberkulozės tyrimą. Mes taip pat padėjome Lietuvai parengti paraišką dalyvauti Pasaulio sveikatos organizacijos Green Light programoje. Lietuva tuo metu buvo suinteresuota prisijungti prie šios iniciatyvos ir JAV buvo suinteresuotas padėti Lietuvai tai padaryti, kadangi ši svarbi programa suteikia valstybėms galimybę ženkliai sumažintomis kainomis įsigyti kokybiškų vaistų skirtų vaistams atsparios tuberkulozės gydymui. Green Light programa ir jos pardavimo agentūra IDA, International Dispensary Association, gali užtikrinti nuolatinį reikiamo kiekio ir įperkamų bei kokybiškų vaistų tiekimą. Tokios Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamos programos, kaip Stop TB, yra veiksmingos, nes padeda ligonams sėkmingai užbaigti nustatytą gydymo kursą ir gauti būtiną pagalbą. Apibendrinant, Green Light programa padeda šalims taupyti valstybės lėšas ir išsaugoti žmonių gyvybes. Tačiau iki šiol Lietuva nepasinaudoja šios programos teikiamos pranešimais. Gera žinia, kad šiais metais pirmą kartą Lietuvos vyriausybė pakvietė Green Light programos pardavimo agentūrą IDA dalyvauti viešųjų pirkimų konkurse tiekti vaistus atsparios tuberkulozės gydymui. Ir IDA laimėjo konkursą 2 iš 9 būtinų vaistų tiekimui. Tai pirmas geras žingsnis. Tačiau, paprastai, Green Light programos pardavimo agentūra IDA nedalyvauja viešose konkursuose. Todėl, einant tokių kelių, procedūra susidūrė su administraciniais sunkumais ir vėlavimais. Kalbant iš esmės, aktyvesnis dalyvavimas Green Light programoje suteiktų Lietuvai galimybę rimtai kovoti su vaistams atsparia tuberkulozė, sutaupant valstybės lėšas ir išsaugant žmonių gyvybes. Reikia tik panaikinti kliūtis, kurios trukdo pilnai dalyvauti
Greenlight programoje. JAV yra pasiryžusius bendradarbiauti su Lietuvos vyriausybe, Start TV asociacija ir visais, kurie yra suinteresuoti pažaboti vaistams atsparios tuberkuliozės plitimą Lietuvoje. Šiuo tikslu JAV ambasada ketina 3 mėnesiams pakviesti tuberkuliozės ekspertą iš JAV, kuris padėtų vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms Lietuvoje tobulinti esamas strategijas, kovojant su šia baisia liga. Baigdama, norėčiau pabrėžti, kad Lietuva susiduria taip pat ir su kita rimta problema. Visuomenė yra nepakankamai informuota apie tuberkuliozę. Net patys pacientai gėdijasi savo ligos ir yra linkę ją nuslėpti, net ir nuo savo šeimos narių. Tai turi keistis. Šią ligą gali užsikrėsti bet kuris. Ir kiekvienas turi teisę būti gydomas. Todėl labai džiaugiamės, kad Start TV atidaro savo pirmąją tuberkuliozės informacijos centrą Lietuvoje. Šis centras informuos visuomenę apie tuberkuliozę, jos gydymą ir būdus nuo jos apsisaugoti. Mes laukime glaudaus bendradarbiavimą su jais. Ačiū už jūsų dėmesį ir linkiu sėkmės ateityje. Thank you very much.